Labą dieną, jūs žiūrite laidą Gyvenkime švariai. Šioje laidoje norime pristatyti Lietuvoje esančią ir vis sparčiau besivystančią problemą. Žmonės nežino, kur išmesti elektroninės atliekas. Lazdijų rajone buvo apklausta 26 žmonės. 19 iš jų nežinojo, kas yra elektroninės atliekos, nekalbant apie tai, kur reikėtų jas dėti. Štai keli reportažai iš apklaustųjų. Tai Retata, ar jūs rūšiuojate šiukšles? Taip. Ne. Mano žūžų, žinokit, per visą žiemą 3 nuo aliejaus bonkos buvo. Ir viskas. Ir va dar išvežė tas 3 bonkas. Ar jūs žinote, kas yra elektronikos atliekos? Tai žinau. Tai visokios baterijos, visokie ten, žinai, mašinų tie akumuliatoriai, taip. Jo, bet nebūtinai gali būti ir lygintuvai, ir mikrobangų. Taip. Ir dujiniai turbūt. Va. Tai dabar mane reiškia, va. Taip. Ar jūs žinot, kur deda elektronikos prietaisus? Pavyzdžiui, kai jie sugenda ir juos reikia išmesti, kur jie būna padedami. Pavyzdžiui, kur jūs pati juos dedat? Aš tai žinokit, padėjus dar yra, tai padėjus mašinos nėra, jau sūnų atidavėm, tai yra garažas, tai garažai ir stovi tie akumuliatoriai. Garažai sudėta, taip? Taip. Aha. O ar jūs žinote, kur yra elektronikos atliekų perdirbimo įmonė? Žinia, Mažeikiuose? Yra ir Mažeikiuose, ir kituose miestuose. Tai va, gerai, kad jau pasakė. Jo, jūs atsakėte. Paskui, dabar, kur jūs patartumėte dėti elektronikos atliekas tiems, kurie nežino, kur jų dėti? Nes, pavyzdžiui, žmonės išmeta į griovius ir panašiai. Tai... Žinai, turėtų sandėlių turbūt į kokią dėžę padėti, o paskiau sukaupus, ką nors prašyti, kas su tuo užsiima, kad išvežtų į tą tinkamą vietą. Ar gerai? Aha, gerai, ačiū labai už atsakymą. Ar rūšiuojate šiukšles? Taip. Ar jūs žinote, kas yra elektronikos atliekos? Žinau. Kur jūs dedate elektronikos atliekas? Ar jūs žinote, kur yra elektronikos atliekų perdirbimo įmonė? Žinau. Kur patartumėte dėti elektronikos atliekas tiems, kurie nežino? Ačiū labai už atsakymus. Kaip manote, kas yra elektroninės atliekos? Baterijos, lygintuvai, mikrobangų krosnelės. Ar jūs dedate elektroninės atliekas į tam skirtus konteinerius? Į konteinerius nededame, sudedame į dėžes ir paskui paskambiname ten kinderiuką, kad išvežtų. Ir paskutinis klausimas, ar rūšiuojate atliekas? Šiaip tai ten tik plastmasinės arba stikliniai. Ar rūšiuojate atliekas? Taip. Kaip manote, kas yra elektroninės atliekos? Baterijos nesakyti. Ar jūs dedate elektroninės atliekas į tam skirtus konteinerius? Ne. Ką patartumėte tiems, kurie nežino, kur dėti elektroninės atliekas? Ką žinau? Ką galvoja? Kad jie reikia rūšiuoti atliekas, ten rūšiuoti atliekas, tai tarsi planetą mūsų. Gerai, ačiū už atsakymą. Ne. Už tai. Kaip manote, kas yra elektroninės atliekos? Tai elektroninės atliekos, tai aš manyčiau, pavyzdžiui, kažkokie išsekę baterijos kažkokios, pavyzdžiui, kompas, pasenęs kompas, tarkim, irgi tai elektroninė atlieka ten praktiškai tos. Ar jūs dedate elektroninės atliekas į tam skirtus konteinerius? Nieko aš nededu iš jų nešimta, Šiaip su į konteinerį, visom šiukšlėm. Ježiak. Ką patartumėte tiems, kurie nežino, kur dėti elektroninės atliekas? Svarbu išmeta daugiau į šiukšlių, nes į konteineris nemėto ant kelio į griovius. Gerai, ačiū už atsakymus. Ar rūšiuojate atliekas? Taip. Kaip manote, kas yra elektroninės atliekos? Tai yra tokie daiktai, baterijos, varikliai, alyvos, ten tokie visokie. Ar jūs dedate elektroninės atliekas į tam skirtus konteinerius? Taip. Pas mus jų yra mokyklose. Buvo, bet dabar jau nėra. Ačiū už atsakymus. Gerai už ką? Mes esame 4 klasės mokiniai.
Vaikai, kaip manote, kas yra elektroninės atliekos? Kaip jums atrodo, ką reiškia tos elektroninės atliekos? Bandykit spėti. Nu, bandyk. Nu, teisingai, kompiuteriai yra, kas dar yra? Radijas. Šiukšlės jau netinka. Teisingai. Kur jūs dedate elektroninės atliekas ir dedate jas į tam skirtus konteinerius? Į konteinerius. Ar jūs rūšiuojate atliekas? Ne. Ką patartumėte tiems, kurie nežino, kur dėti elektroninės atliekas ir mėto juos grioviuose ir panašiai? Šiukšliadėžė. O dar gal kur žinot, kur nors? Gerai, vaikai, ačiū už atsakymus. Ką tik matėte kelius reportažus su apklausaisiais. Padarėme išvadą, kad dauguma gyventojų nežino, kur dėti elektroninės atliekas. Bet visiems žinom, atliekų vengimas, antrinis panaudojimas ar perdirbimas padeda saugoti gamtos išteklius, palaikyti švarią ir sveiką aplinką. Taigi, prisidėk prie rūšiavimo. Rūšiavimas veža šiukšlės į šiukšlyną. Čia matote netvarkingą aplinką. Ją apteršia žmonės. Tai čia daug elektroninių atliekų. Vadinasi, žmonės gali jas ištvarkyti. Nuo kiekvieno priklauso mūsų ateitis, kur mes gyvensim, kur jums būtų maloniau gyventi, užterštoje ar švarioje aplinkoje. Susimatykite.